Labą rytą visiems. O, Aurimėlis, Aunas Bats. Važiavam prie Nemunėlio, bandysim pagauti žiobrį. Kaip sakoma, jau prieš nerštą. Tai va, nesikėlėm antrą nakties, nevarėm iš vakaro, kad ten nusimti vietos dar kažką. Atvažiavam, dabar turim, tuoj pasakysiu. Pažiūrėkit, 10 dienos, vietų tikrai rasit, tiesiog reikia pavažinėti palei upę. Tokią vietą radom, žiūrėsim. Bet ir čia yra vietos, tai yra vietos, ir toliau vietos yra. Tai bandysim pagauti jau tą lietuvišką žiobrį atėjusi iš Latvijos. Matysim, kaip mums seksis. Vietą radom tokia įdomi, šiaip labai daugiau norėjom suplūdę pagaudyti. Bet čia visi gaudo dugninėm. Kažkai plūdę pavyks čia pravesti. Jeigu čia nekibs, važiuosim kitoj vietoj, kur tikrai su plūdę galima pravesti. Labai faina vieta. Ten buvo neužimta, bet galvojam, pabandysim čia. Tai va, turim draugų. Nu, ką? Lapė rudanočia. Tai va, šuo nemenkas. Pusė Aurimo dabar pažiūrėjau. Atrodo iš pradžių toks nedyskas, o čia. O, toksai. Akita. Pašaras žiūri, laižasi, gal patinka. Akita, makita. Nupė ten. Tai nueisim, parodysi kokią vietą. Nu ką, pabandysim čia. Nesigaus, pervažiuosim kitur, diena ilga. Visi sako, tai čia be nakvynės, taip be nakvynės. Ir nenakvosi, taip nenakvosim. O ką mums nakvoti? Taip reikia daryti. O šitaip reikia daryti, kad sektųsi. O. 3 iš 1 kartą insmeigiu. O kokia vieta. Kažkokia tai salelė. Mes ten dar galvojam varyti, jeigu ką. Čia visur sraunu. Ir čia yra srovė ir per vidurį toks ramus vanduo, tai bandysim šiandien. Čia užimtas vietas va jau. Per naktį va šitie žmonės sėdi. Žiūrėsim, kur jie meta. Jie, kad mum jų netrukdyt. Ten, tai dabar reikia pažiūrėti dešininis, kur mes. Nu tai jo, man panašiai bus. Tu supranti, gali permesti srovę į kitą pusę net. Galiu. Supranti? Ten atsigals, pasiguldys ir stovės. Nes srovė tau nešva šitaip, tau reikia palei srovę ir guldytis. Pažiūrėsim, kaip tas iš dešinės žmogus mes. Nes aš tai galiu ir va šičia gal mes netgi pabandyti. Aišku, plūdėjai man tada nelabai bus, bet jeigu arčiau mesiu, su plūdė gal praves. Labas matyt. Noriu su plūdė pabandyti. Tik kad biški nelabai variantų yra. Nu tai mes tą žmogus anešim. Gal ruošiamės, kol jis damės tai. Ką, reikia jau kelį susimaišyti. Šiandien naudosim. Sensaso. A, mes vis pabandom kitokį. Tai tokie, tai anokį va vis. Tai užsibrinkinsim. Šiaip taip susibūrėm čia įdomiai. Taip, matysim, kaip čia mums seksis. Pamiršom, kai visada makytą, kitai vadinamą suktuką, nes yra kitų firmų. Tai va, žiūrėsim, kaip čia mums gausis. Tai užsimaišom jauką, einam, susidedam daiktus ir pradėsim kažkaip, bandysim žiūrėti. Reikia įsišert taškas, įsimėtyti, įsižiūrėti, kaip visą laiką. Susirasti vietą. Šiaip ten žmonės jau pagavo keletą, bet kai į tašką varo, jis išeria viskas liuks. Tai matys. Aurimas su atsisėdo kairiau. Tokio gero. O, labai gerą ranką. Vadinas Mixer 3. 3 kartos mikseris. Tai ką šiandien pažioplinėsim, kaip sakoma. Atvarėm žioplių gaudyt. Čia Nemunėlis, čia ne Latvija. Čia gyvų reikia duoti visko, o mes specialiai jų nepasiėmėm. Tai va.
Gerai. Einam ruoštis. Pačios meškerės nesusiruoš. O, šeriklėlių. Bandysiu nuo 7 gramų. Daugiau biškį man teks į srovę mest, tai bandysiu su daugiau. Tuoj prasimesiu, apskritai pasižiūrėsiu, kaip čia kas. Va, vietas, beieškodamas vietas jau 2 kartus susistrigdžiau. Nieko gero. Nieko gero. Taigi, kai visada startuosiu nuo didelės šeryklos, vieną jau praradau, ką darysiu. Nusipjauju į akmenis, tai va dabar biškį pasitolinsim ir pasikairinsim. Startuoju nuo didelės šeryklos tam, kad bandysim įsijaukinti tašką, paduodu daugiau jauko, kokias 5. O paskui, jeigu viskas gerai, susimažini, kad taupyti jauką ar mažesnį. Jeigu atsidarys, jeigu pradės kaip. Tai va. Kabliuką. Kaip ir praeitą kartą, tokį bandysim raudoną. O masalui iš pradžio dzikas. O ko norės, tai neaišku. Iš vis ar norės, ar šitoj vietoj dar apskritai bus gerai, dar čia klausimas. Apskritai kaip čia bus, bet tokia vieta kaip ir gera, kaip ir nelabai. Daugiau gal plūdinė vieta, bet pasižiūrės. Startuosiu nuo raudonų 4 dzikų. Paskui bus matyti. Vieną tašką pasimėtinsiu, jeigu nepaserdins. Nu tikėkimės daugiau nenutrauksiu. Nes iš pradžių 4 metimus pasidariau. Gerai. Pas mane kame čia problemų yra, kad čia yra kalnas ir iš karto taip į duobę, taip, nueina ir vėl tada į krantą. Ir aš turiu, jeigu žuvis bus, pakirsiu ir turėsiu startuoti, kad ją išsikelt. Nu, vienu žodžiu. Lengva ir paprasta nebus. Pasikarpysim dar gal biškį gyvų, kad paduot košytės. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Gerai, kabina metam. Taigi reikia susirišti plūdę. Dar. O, kibimas buvo. Ir tau buvo? Aha. Ant dugninių turėjom po prisilietimą. Tai gal nėra blogas ženklas. Bus matyt. Mūsų šita vieta nėra geriausia. Bet kas ten žino? Kas ten žino, gal išspausim ir šitos vietos kažką tais. Taigi, bandysiu surišti plūdinę meškerę ir pabandysiu tokią visai dėkingą vietą su plūdė. Pabandysiu su plūdė pasižaisti. Tai jeigu kips, tai visos meškerės bus padėtos į šoną ir žaisim plūdė, nes su plūdė, jeigu kimba, tai smagu žiauriai. Šitokia galimybė yra pravest, visai nebloga. Tai gal sakau, gal pavyks. Plūdei naudosiu pagaliuką. Tuo reiks aišku dar permetimų padaryti porą. Kas liečia dugninę, nes reikia įdirbti tašką. Reikia bent kas 3 minutės pamėtyti. Kad jauko paduot. Ir jeigu įsidirbs, tai jau piršos prisilietimas buvo jau įdomu pasidarė. Tai va, plūdę nenaudosiu kaip ir praeitą kartą šapalus, kur gaudžiu. Tik pačią plūdę dėsim kitokią. Nebe burbuliuką dėsiu, o dėsiu pailgą plūdę. Pavadėlį darysiu ilgesnį. Ir taip toliau. Va, plūdės tokias naudosiu. Aišku, geriau būtų dar kitokią naudoti. Bet nepasiėmiau gramų daugiau. Tai naudosiu didesnę, kad daugiau gramų dėt, kad jinai lėčiau ją neštų srovėm. Gal naudosiu paprastą kabliuką, gal iš karto ryšiu netgi avižėlę. Nes kartais būna, kad avižėlė upėj daug geriau pasiteisina.
Tokie va reikaliukai. O ryšiu viską paprastai. Plūdė tiesiai ant valo, toliau svarelis slankiojantis, toliau suktukas ir prie jo pavadys. Viskas. Visi bairiai. Nieko mandravot nenoriu. Nes praeitą kartą Šapalas, kai gaužiu irgi pusdugnį netida kažkas, mandravau, tiek prasmandravau, kad nieko nepagavau. Paskui gavosi, kad pasidariau paprastai ir tada buvo gerai. Tai va, tokios tokelės kol kas. Taigi, sistema atrodo tokia, jeigu gyvai. Plūdelė yra neslankiojanti, tada svarelis slankiojantis, čia stopariukas, mažiučiukas, va. Ir viskas atsitrenkia į suktuką. Ir viskas. Prie suktuko ryšim pavadėlį. Dabar pasimėtysiu be pavadėlio, be nieko, tiesiog atsirinksiu gylį, pasižiūrėsiu, koks gylis. Ir jau kada rasiu, kur dugnas, nuo dugno pakelsiu kažkas 10-15 cm. Ir toks vat pravedimas ir bus. Metu ir leidžiu. Ir žiūrėsiu, kaip čia bus. Turiu pirmą žuvį, bet kažkas labai nedidelio. O, štai ką turim. Pradedam nuo kojyčių, nu gerai. Karočią, įvyko bairis. Vienas kau nutraukiau, kitą žiūrėkit su meškerikas padarė. Iš arčiau gal žiūrėkit. Kokis taip plūdinės džiaugsmas. Pyzė vienu žodžiu meškeriai. O taip ir suplūdė turbūt ir prigaudžius. Bandys su izolike suklijuot mažu. Kažkas gausis, bet nu, karoči. O. Kibimas vėl buvo šioje. Čia kažkas, matai. Srovė neša. Kas čia daro, suprantam mintį? Matai, kaip drebė. Bet čia ne kibimas. Čia žolė gal kokia. Ei, žuvų, tas krepšelis, galvoju, kas čia spurda. Čiagi tau užkabinau, galvoju, kas čia judina. Taigi katino koja. Gerai, kitą krepšelį uždėjau. Nu, bandysim tuoj gelbėt meškerę. Tik gerai, kad izolkės yra. Kažkur da kažkas lūžo. Ai ne, lyg tai ir gerai. Bandysiu gilį, žinai, atsitaikyti. Blemba reikėjo gal mačas atsivežti. Nes jeigu mes toli reikia, tai čia, žiūriu, 8 tie gramai mažai. Ai ne, persimeta, žiūrėk. Nu. Va, turiu draugą. Tik atsidarai konservų, tai iškart prisistato draugelis. Ir dar prašo. Tik tai. Koja vėl. Nu, kad atradau, tai kojinį tašką turbūt. Vis šis tas, ne kažkas, nu, bent kojų, sakyčiau. Reik net nevadinti čia kojom, kojytėm. Raudonas dykas dirba. Va, kokias žuvės, kokias, o Jėzau. Na kągi, jums pažiūrėkit, ar nežinau, ar matot, pradėjo snygt. Blemba. Vat, jums pavasaris, va. 2 kojas pagavau, 3 pabėgo. Dabar biškį bandau kitoj vietoj tašką. Aurimas išvis išėjo į kitą vietą. Žiūrėsiu.
Aš dar bandau čia gal sakau, įsitolinsiu metimą, man šitolimas metimas gaunas. Pabandysiu gal į srovę kažkur dešiniai, nežinau. Galvoju, kaip čia daryti. Plūdę susirišau, silūžą, bet dabar nedametu, reikėjo pasimti ilgesnį. Karoči. Kai vis kažkokių nesėkmių ruožas. Viena nesėkmė po kitos. Nusitraukiau vietą blogą, tai paskui plūdė, silūžą meškerę, karoči. Aurimas atsisės iššers, ten geresnė vieta negu čia 100%. Nes ten sueina 2 srovės ir tada į dobelę. Tai ant šito kilimo jie gali būti. O man reikia tą kilimą susirasti. Va čia, kur baigės, tuoj aš pabandysiu. Taigi, perėjau kitą vietą. Tenai nieko gero. Tai va. Aurimas dabar ten, kaip sėdėjo, tai iš tos vietos atėjom į čia. Aurimas toks gausis, baigėsi srovė ir užsėdė, labai gerą vietą. O aš bandysiu įsišert kitą vietą. Jeigu taip normaliai, tai net iš viso eičiau ten, bet galvoju kažkaip čia. Pabandysiu vieną tašką tolimesnį, o kitą va čia artimesnį. Ir gimnai bandysiu jau koduot, žiūrėsiu, kas čia gausis. Čia ir plūdė įleis geriau. Tai jeigu plūdė, tai ten toks va, matosi išlindęs medis. Tai reikia eiti už jo, nes jau pradeda biškį daugiau didesnė srovė. Tai ten gerai būtų. Sulūža meškerė, tai nedametu normaliai. Visai sutrumpėja dabar, nežinau, ką čia su ja daryti reiks. Reikės naujos meškerės plūdinės. Arba atsiprašysiu mačo. Tai tokios tokelės. Einu rišt pavadėlių. Ploninsiu valus ir ilginsiu pavadėlius. Kažką reikia bandyti. Bandysiu su kabliukai žaist. Vieną žodžią. Reikia dirbti, kad kažką išdirbti. Nelengva taip šiandien. Ir oras mainosi. Tai snigt pradeda, tai vėl saulė šviečia, nesuprasi. Taigi. Dirbam išsijuose, turėjom jau kelis kibimus, bet kol kas nepakirtam. Kilogramas jauko jau išėjo, dabar va, įpyliau dar 2, maišysiu, šersim toliau. Vieną meškerę laikau daugiau ant sėklio, kairinė, o dešinė dabei. Ten vienos patampė ant kitos. Kol susiradau dar vietą, 2 kartus susipjojau pavadį, nes yra akmenų. Aurimas irgi turėjo kelis kibimus. Kol kas žiobrio nei kvapą pas mus, tik kojytės. Kągi, dar vieną kojelę. Dedu bent kol kas katinui. Tikėkimės, jas reiks pakeisti žiobriais. Batinai liepia katinai parveš, sakė, kelias kojelės. Sarmatas nedaryt. Tai va. Ką? Taip. Čia sakau, reikia žiūrėti. Su Aurimu būriam. Būriam, švajuką maišau. Kažką išbursim, reikia dirbti, kitaip nebus.
patampa, kaip sakoma, ir palieka. Tikrai kimba, bet ne žembriai, kažkokios mažos žuvytės, turbūt kojelės. Tai biški taip, čiup ir palieka. Žaidžiu atstumais visaip, jeigu metu arčiau kranto, ten daug žolės, iš karto užsikabina. Metu dar kairiau akmeninas, jaustau pavadžius, radau čia tokią kaip ir duobelę, toks biški švaresnio dugno, ir čia kojytės, nežinau, nei ką daryt, arba nekimba jisai visiškai, sėdėm, laukiam, arba jis visiškai nekimba, arba gal po to šalčio neina, arba vietoj, gal netoj, gal šitoj vietoj nelabai yra. Bet jų te pagavo kelis, skūstis negali, kaip sakoma. Aišku, pagavom ne mes, bet metėm kaip pagavom. Pasiskraidėm biškį su dronu, taip toliau sėdi žmonės su dugniniam gaudo ir čia kairiai sėdi su dugniniam. Kas geriausia, tai pradėjo žiauriai kilti vanduo ant akių. Čia bajeris. Kur aš kuoliukus susmeigiau, vandens nebuvo, pažiūrėkit. Susismeigiau sausumoj, dabar sėdėm, net kibirą apsėmė. Kyla vanduo. Turbūt ladvė iš savo hea paleido biškį vandenuko. Tai dabar pakilo, nes pradėjo žuolės visokias nešti kitoj pusėje, taip toliau. Kągi, ką tik vaikščiau kibimą, kinesau, kitaip tariant. Esmė, didinsiu dar šėryklą. Laiko turim vis mažiau, o žuvies nėra, tai kalsiu turbūt tokią, kad duot jauko. Dar daugiau. Arba iš viso tokia, ką aš čia turiu. Nes nu ką daryt, kažką tai reikia daryt. Paduot jauko, kur tą jauką paskui dėsiu. Ir gal taip, ateina kažkas, bet nežiobris, kaip sakoma, ant jauko. Žiūrėkit, ką parodysiu. Taip atrodo normali ranka, taip atrodo, kuri kemša jauką ranka. Plauk neplaus, grįšiu namo plaus. Čia taip nudažė pirštus, aš neįsivaizduoju, kas čia per dažai kažkokie sudėti. Taip pirmą kartą taip jaukas nudažo. Bandžiau plaut, bet jokia skirtumą. A tu plauni, a tu ne. Va taip, kai indėnų ranka. Pagaliau pas Aurimą žiobris, ne? Jee. Nežinau, bandysiu. Žiūrėk, ir ant kitos kimba. O girdi? Kita meškerė. Kita kimba. Ir dar gerai varė. Gerai, šitas yra viskas. Gražus, jau koks didelis. Pagaliau, girdė, nu. Visą dieną reikėjo laukti, kad sulaukti. Ten tos kaip kalėt, nematei? Va tai va. Čia gerulis, kad. Žiūri, visą meškerė kelnoja. Einu. Aš narplėts toliau. Va. Dar vieną pakeičiau vietą, bet tą kitą apsėmė. Tai pakyla vanduo, nein sėdėt. Akyse per kokią pusvalandį. Ir nėra kur sėdėt. Dabar susglaudėm Aurimu. Žiūrėsim. O dabar darininkai atvaro. Kaip be jų, čiagi, kaip be jų. Tai va, šapalas irgi gaudai. Kol nepradeda plaukiat baidarininkai.
Atsidaro sezonas ir pasibaigė šapalai. Buvo labai dažnai, žinok, baidarininkai praplaukė, šapalai nebekimba. Pabaida. O taip ir baida čia mums žavis. Smagu su baidarėm Kosovo. Plaukė. Ir gerai. Tai va. Pagaliau. Yes. Žalis kabliukas. Dažiak burnoj kabliukas. Pagaliau žiobris. Nu geras. Kad tik kaip tai lengvai labai traukia. Žiobrė? Oi, žiobris, kur samtelis? Ai. Šitraukiai. Va supranti visas meškeris. Nutrūka kabliukas, kas tai buvo. Atskabin. Gerai dirbam, nurodėk. Išlaukiam visą dieną, maž prasdės. Pabeiskį judinam. Sučioka, vyrai, sučioka. Lūpam. Kaip va taip. Komandinis darbas. Prašom pasimti savo žuvį. Nu žiūrėk, ant vakar. A jau sakėm namo varysim, ne? Taip, ir tamsesnis. Taip. Na, da, parodyk, va točnai, va, tamsesnė aš to. Ir aš ant vienos susirašau ir kebimas buvo ant kito šviesesnį ir... Nu tai taip jau jie prieš nerštą ruošiasi. Reiks gal irgi supranti dėt. Visur žalius tamsiai. Taip, ir pavadėlis trumpesnis. Švargi tuoj pritrumpėsiu vieną. Kogi ne? Čia žinai, kol neatburi. Bet reiškia, žiūrėk, insišėrėm. Gerai, kad mane išvijo iš tenai. Tas vanduo pakilęs, atvariau čia. Tai nors žuvis iškybo. Bet pastebėjai, užmeti, nusileidžia. Labai dažnas, kad kimba. Nu, fai. Nesupratau. Eik, tu atitrūka. Eik, nesau. Nu? Karočią. Bet svarbu kimba. Va, žiūrėk, dar net nespėja iškrist. Tik nusileido iš karto. Nu ką, pradėjom čia šūtint, kai reikalas. Palablas, aš atvarau, padėsiu, jeigu ką. Ramiai. Pabrysim, žinai, gražus eina tai. Ne, tai paprasta dar. Viskas gražu. Man pabėgo, tu pagavai, maladėts. Nu ką, gali būti tas pats kau skirt. Bet kaip atsirišo, ne? Žalis kabliukas turbūt, nežinau. Bet pradėjomės, ar išlaukėm vakaro, ar išsišėrėm. Suėjom krūvoj, pradėjom mėtyt. Ir kibimai prasidėjo, taip normaliau pasidarė negu prieš tai. Nu tik kur tau? Gražuolė čia. Nu čia didelė. Čia jau didelė. Kas čia daras? Pamažam. Va, dar žiobriamskas. Nesakyk, va, pusvalandžio bėgi. Pradėjo jie čia lipt patys krumtom. Kaip taip? Geruliai. Bet kaip duodami.
Ого. Nu gražu. Sakau, klipsą, girdi. Tik žiūrėk užmečiau. Kas šitą buvo. Va dar šėryklą neiškritus eilinį kartą. Nespėjo nusileist. Tak. Nu ką, maladėc. Mes turbūt pabiškį pasidarė. Iškiam viešką net, kad toks balūs. Ne, nu tai. Tvarkykis pats. Kur perkeli per valus. Ačiū, ačiū tamsta. Labai malonu. Taigi turim 6 valandas vakaro ir labai esam laimingi. Po norma beveik yra. Esmė, kad vakarinis gerą valandą laiko. Kai žėja, tai vos spėjom dirbti 2 meškerėm. Taip jau labai smagiai. Tai va. Visą dieną, nors atrodo darėm tą patį, atrodo ir metėm, ir šėrėm, ir atstumai žaidėm, pavadžius kitiliojam, bet va, vienu momentu rovė ir davai. Pakylo tas vanduo, išvijo mane iš tos vietos, kur sėdėjau antroji. Sakau, einu prie Aurimo, čia pasidai buvo normaliai galima atsės, jam kebimus vienus kitus ir kai pradėjom, tai pradėjom. Tai fainiai. O dabar apstojo. Bet dabar ką tik buvo 2 prisilietimai, jam man dar nutrūko, galvoju, ryšt, neryšt, bet galvoju, nu reiks susirišt, dar pusvalandis geras, nes jauko dar turim biš, jo išmėtysim ir varysim. Tai gal dar kokį pagausim. Tavo žodžiai Dievui nausį norėjau sakyti. Vienu meškerį dėdusi, kaip tada pagaudysiu. Požėras kabina, o geras. Šį kartą duosi lazdą laikyti nevairuojančiam. Kad čia makaronų nekabintų, sakė kabintai. Lazdos negalima, telefono negalima. Tik išbara, pribara. Taip, judam namo. Laukiu dabar. Šitas. Man atrodo čia. Taip. Vienas žodžiu. Gerai, ant galo atsirišom, radom kaip. Viskas pradėjo veikti, kaip sakoma, žalias kabliukas gal iš tikrųjų išgelbėjo ir kantrybė, aš sakyčiau. Bet šiaip nemunėlė iš tikrųjų realiai, Aurimas irgi pritars. Taip reikia susirasti plotelį, vat 5 metrai kimba. Į priekį atgal tu turi susirasti plotą, kuris kimba. Netgi kai ir kybo, užmeti, taip. Lauki nieko. Permeti, iškart. Permeti yra. Ir realiai 2 meškerės atrodo susguldai, vos ne viena šalia kitos, ant vienos kimba, ant kitos nors tu ką nori daryti. Ne ir viskas. Vat ir įdomiausia. Tai labai reikia dirbti su metimu. Jo, ir tas dar fainas dalykas, labai būna dažnas. Tik užmeti, va tik tai atrodo, tik susitvarkiai ir iškart kala. Kodėl jis taip kala? Nu, aš nežinau, bet mes kai vat Latvijoje gaudėm, tada atsimenu, tai mums kas padėdavo, nekimba, ryte pasakyt, biškį ar dumbliuko. Aš čia bandžiau, iškart kabinasi viskas. Nu jo, čia labai daug akmenų irgi nepadarniuosi. Nu, visai kitokia upė negu Latvija, negu Lielupė, čia ir nutrūkimų daugiau ir visko, ir reikia tikrai žiauriai padirbėti, kad surast plotelį, nes atrodo, va, žvejų aplinkui pilna. Vos ne iš 5 žvejų. Vienas traukia, kiti žiūri, daryk ką nori. Mes net su Aurimu, sakau, susėdam viens prie kito, jau grinai. Ir tada tik pradėjom gaudyti normaliai. Nu, čia, va, nu, tokie gal būtų patarimai, o visa kita tai, kad čia nieko naujo nedarėm. Visiškai nieko. Ko daugiau jauko, dzikai, pabandyti spalvom pažaist, kabliukais. Nes tas turbūt tikrai ne pirmą kartą įsitikinam, kad duoda ir
Ir dzikų turėkit visokių spalvų. Nes tai ant balto Jo. nori, ten raudono. Vat, Man ant čia- mikso raudonas su baltu Nu. labiau. Bet tas irgi duoda, nes tik Duoda. žinot, toks suskaitį būna, puk, vieną kitą. Bandžiau tik baltais, ne. Va vieną raudoną uždedi. Iš Gerai tada. Matyliaus uždėjau, nieko. Šiandien matylius. Šiandien nedirba. matėlis visiškai negroja, bet jo reikia turėti. Ką mes nusižengėm Lietuvos taisyklėm, kaip sakoma, tai nekarpėm daug gyvo, nedavėm. Bet iš pradžių bandėm irgi nulis, iš to buvo sveikų. Tai po to nekarpėm, bet kaip jau jį pasistatėm, tai jisai kybo. Ir buvo rytinis ir vakarinis. Rytinį mes Nu, pravažiavom. pravažiavom, kaip sakoma, jo, o vakarinis šauniai, nu ką, nu smagu, nu šitiek žuvies. Va, Sočiai. beveik po normytė, va. Pilna. O, čia galima važiuoti. Mes per šitą taškyną gal nevažiuosim. Ar bandom. Važiuok. Tai jau taip ar taip į plovyklą reikėtų. Ten gal paprasčiau negu šitas. Bet išvažiuos ir čia. Nu, gali Ar čiagi atvažiavom? Jo, gali pafilmuoti, kur mes čia važiuojam. Nu, kad biškai reikėjo su džipu važiuoti. Nu, džipas yra džipas. Kažkaip net nepajaučiau už tą griovę. Bet va čia reiškia kažkur eina dar Irgi žmonės. va čia va vienas buvo. Ai, čia gal, žinai, tas, kur su dronu skrydo, Jo, matėm. jo, Jau, jo. va, čia tas kampukas. Čia faina irgi vieta. Nu jo, va yra kur važiuoti, tai su paprasta mašina nelabai kaip ir davažiuotum. Visur čia. Palei tą nemunėlį. Bet upė labai graži. Labai graži. Gamta tai čia yra pasakiška, ta prasme, nesulyginsi su niekuo. Nuostabu. O dar vienas šašlavynas. Nu, jo. Pafilmuok gal dar. Man sakau, kai su tanku raunam. Tokie atrodo nekaltas, va ten, kur važiavome iš ryto. Jo, va ten va tai. Atrodo tokia ten tai nekalta gera vieta. buvo. Kad žiūri, kad nebevažiuojam. Ne, čia tai visai. Čia tai. Aišku, Jie per čia rovė. Sužiūrėt. Va, čia va vieni važiavo. Čia aš tai biškį bijočiau. Smegdambius čia, žinai, aplink biržą. Jo. Čia jo. Tai va, tai daugiau gal ir nieko mums laukiant. Kaip sakoma, netolimas kelelis namo. Kiek mums čia 200 kažkas tokio. Na, 2 valandas virš važiuosim. Namučio. Tai visiems ačiū už dėmesį. Sveikinu visus naujus prenumeravusius prenumeratorius. Sveiki. Ačiū, kad prisidėjot prie kanalo. Gerai turbūt leisim laiką kartu. Seniems irgi maladėts, kad dėdat laikus. Ačiū už komentarus. Nežinau, laukit sekančių žuklių. Gal dabar dar galvojam saurim, kokį šapalą nulėksim. Gal dar žiobrių nuvarysim. Nežinau, šiaip smagu to upiai pasėdėti. Gerai. Ir viskas yra. Viskas ate, nebekvaršinam jums galvos. Iki.